Mes tikrai su juo turėsim skristi. Labas rytas, princesė. Ar nebus susimušus? Kuro pusė? Jis tas jau Dovilę ant rankų nešioja. Labas rytas, nuotaikos labai geras, esam nemiegoję, neėdę, nelaimingi. Bet tuoj būsim laimingi, bet stilingi. Va, jau susitikom su mūsų gidu, Mikėliu. Jis mums čia viską suplanavęs, visko pasirūpinęs, kur miegot, ką valgyt, kur gulėt, ką žiūrėt. Ir atvykom į Kutaisį. Štai čia dvi panos. I know you do. I know you do. That's why whenever I come. Žiūrėk, karvės numelį, greta. Kur važiuoja, gal pavežt? Eik, tu kokios dusnės. Kuriam miestą išyra, pažiūrėk. Nupirk tau mašiną pagaliau. Nupirkam Doviliai mašiną ir jin parsivarys pati Lietuvą. Aš nematau dešės. Automatas. Čia bus dar kelionės pratęsimas. Žiūrėk, 325, 328. Širdis, apnapų paskutinę. Atsibūdė po darbų, prisigėrė bučinių, pagiriosim. Širdį paversiu į deimantą. Paversk ją. Tai ne, seni, tu turi pratest. Nu, taip rusiškai kaip toliau. Pirmoji mūsų stotelė. Kolga. Kaip žinau, sveikatą gruziniškai. Kagui mardžios. Kagui mergos. Tai tikslas yra Dovilį išmokyti daryti. Tai tikslas yra antro morgo. Vietoj laikų pakinsim ją iš trečiai. Apie 200 eurus, sakoma, kaip sakė 800 dalį, apie 2,5. Nors blogai. Jeigu tu ir numetant sąsiai skirti šitam driftui linksmybėm vieną dieną. Aš mačiau, kad čia politika. Ir visi mes varysim. Davai. Porą valandų padūksim, reikia kažkiek konkretų padangų. Mes ją paliksim čia. Kaip turistinė pramogą irgi. Jeigu paskui iškeičiam į kokią avį ir čia švyko ją. Jo, avį. Įsodinam avį į vidų ir plytą pastatom į gazą. Tai yra pačioj šiukšlai. Tai yra galvos, jeigu pro uždedam. Nu labai čia skaniai mums paserviravot. Vertinam gruzinišką maistą nuo 1 iki 10. A čia pūris. Nu, 8. Ne, šitas biškai gal tešlas per daug. Tada mano skonio receptoriai tikrai yra gan nežinai. Atbūta. Žmogus su 12 bomžpalių maišų. Restorano apžvalgas Atsirado gurmanas. Galinai, bleba, dirbam iš Mišelin, dar pristatorių. Dar išdrįso skonę paduoti. Šitam regioną Pabandyk žmogus paragauti. valgo labai aštrus. O raudonas? Raudonas. Irgi biškai aštrus. Tiesiog kažką paimk donelės. Eikit vaiką. Jeigu manas ne pirmo kartą išgeria, kaip nieko nėra. Blėtų dabar aš ir užsimaniau išgerti. Ašara bėga. Jam Vietnamo flashback. Kad jau nebeieškok, kad dievo nėra. Nebegrįšis. Šaltų na. Gal dar funės? Jau ir valgyti turbūt nenori, man. Aš biškai pastaręs. Arbe, pakartot. Nu ką dar vieną? Ant antros. Va, labai blogai buvo. Pajutau kvapą ir kai pradėjau čia skleistis po visą burną. Tai kad tu darai nesąmonės, o kad tu stinėjai. Gyvenime nereikos prikrinti burną iš karto. Va, žiūrėkit, koks nusikaltimo vieta. Dabar atrodo tik šitai. Viskas išjiesta. Ir pavalgėm visi už maždaug 130 eurų. Šiaip jinai kainuoja štuką 1,5, bet žinai, tam galės klausimas.
Matai. Gerai, kad Dovilė batus tokius paėmė, ne? Tai dabar Dovilė. Normaliai. Tvirčiau. Ten labai jūsų po kojom nieko nėra, bet atsargiai. Tipo, taip, žinai, krenta. Ir į burną toliau, ir valgyti toliau. Atsargiai, Dovilė, atsargiai, ten grizlis. Žiūrėkit, Dovilė prieš grizlį. Gerai, gal ne tokia gera, kaip aš galvojau. Gal tenai pabandyt paeiti, gal? Dar viena greita stotelė į tualetą, čia galima apsipirkti. O. Labas, mažylį. Tai jau nebėgs lengviau. Lemą dabar trūksta. Jis apsispręs, kai išgriusi tu po bairę daug man 5 minutės. Sakinio geriau netes, sakinio netes. O štai va čia šiąnakt apsistosim. Padedu atgal jį. Kur paliko? Ačiū. Oh yeah. Oh yeah. Oho. Jau šitą aš irgi norėčiau plaukti. Gal pastovėsiu biškį čia. Bet tuos lemenį ir važiuoju. Gasai, iki galo šiek tiek eina. Mergytė laukia. Nežino, kas jis laukia, aš nežinau. Kas laukia? Kas manęs laukia? Ne kažką. Šitą tai gali tai Baby, babe, couple racks, say, couple cakes, couple cakes, Kas nori lipti į viršuvį? O tu Greta, tu čia saugiai, be? Labai atsargiai, what? Greta labai saugiai. O, ateina pas jūs. Primės tarp šitų gelyčių prisimėti. Kai ne visą laiką laikant tenais rankose. Ir bėk pas mane, taip žinai? Ateik. Labas, mažiuk. Rimtai? Labas. Atvykom, nežinau, kur čia atvykom. Žodžiu, eisim čia maudytis, sakė labai šaltas vandenukas, hamakai, tobuli vaizdai, žuvytė rūksta. Nuotaikos geros netrūksta. Šokam kojų, jūs 10 laipsnių. Lemą gal tema, jo, nes čia prisilidu labai. čia nereikia vaikščiai, čia reikia plaukti. Jo. Bet ar tu nori tikrai jūs tai šok? Gal tu nešok yra? Tai arba nebent ant galvos nešok. Tiesiog ant pūzo. Jo, susilauži koją.
Pizda, kaip gelia. Taip, tu vasarėlė, tai šokit labai šilta. Justo antras laimikis. Girdžiu, reikia dabar tas nuotraukas pasidaryti. Bet jas reikia daryti šiek tiek didelį atrodyti. Atkišk į priekį. Neuždengia. Jo. Justai, papuok! Jaunuolis. Bet šita čia už ranką didesnė, už delną. Pabazuok kartu. Vėl tai kadrą. Su savimi. O? Pala, atkiš žiauriai, arti kameros. Sugalvok norą. Kuo arčiau, to didesnė. Jo. Kuo 3 kilogramai bus. Nu, na. Vagal. Štai ir mūsų vakarienė. Patys sumedžiojom su vaizdu. Žvejojant į Norbę. Antrą kartą tą patį... Į tą pačią vietą žaibas 2 kartus nedrėkia. 4 kilometrai 100 metrų. Ir jeigu norim galima lipti, nu tipo, mums dabar ne. Bet tipo reikia iš anksto planuoti. Ir tada yra per vidurį stovyklą, kur sustoji nakvoti, tada pasiki viršūnę, leidai žemyn, vėl nakvoti ir vėl lesis. Norbė. Visiškai nereali vieta. Ir pirtis, ir maudytis, ir pažvejoti, ir pavalgyti, tai ką sužvejojai. Labai, žodžiu, patiko. Užbaigėm čia vakarą, šiaip jau truputį vėsų daras. Važiuosim dabar vandenuko ieškoti, prisipilti gal netgi tiesiai. Ir lėksim turbūt jau viešbutin. Žodžiu, su čia Norbė atjojom į... O kas šis yra šiaip iš esmės? Boržomio šaltinis. Iš čia mes atsinešėm butelių ir pasisėmsim boržomio. Tu savo žiūrėkis iš karto gazuotas. Skanus? Tu savo geras. Paprastai kiš buteliuką ir sem. Tu savo sunkiausia dar. Galit šviesas išjungti. Be šviesų paieškokim, pabūkim. Ir šitą galima išjungtim. Karočią, pametėm Norbę. Norbė dinga kažkur su žirgu bejodoms ir mes grįžom į viešbutį. Išgesink. Oi, belaut dein! Gerai, hai, samo diktum. Aš jį būt panar, da. Norbė! Kur? Įsiblokiruoti jungia. Pakibom. Liepam pastum. Ne, įsiblokiruoti jungia minę. Užblokuos ratus. Nes dabar vis tiek kaip metai. Jo, vieną ratą paskui. Ar galim už pinigus nusipirkti tokį turą, kad Norbė dingęs Kaukazo kalnuose su žirgu, o mes strigę griovy esam su Mitsubishi ir blokuojam ratus, kad išvažiuot. Ir dar smagioji dalis ta, kad iki Rusijos sienos kokie 5 kilai. Jo. Norbė jau Rusijai. Šiaip realiai, manom. Norbė grįžtas su savo. Tai mano laušas. Jis neturi telefoną. Jo, telefonas pas mane. Ne, bet to kito bičiuko. Zaso. Ten tas bičiukas. Bratva Zaso. Kur Zaza?
Ne, Zasa ten sublyksta. Tu nesieki situacijos, kur įjungti. Tu manai, jis rado? Blės, Zasa kalnuose užaugęs. Aš manau, žirgas tiesiog parbėgo. Bet Zasa akise, kaip nakvišė. Bet jo namai ne čia. Termovizoriai akise, Matom, kas kur yra. Varom visi jau lovai pakasti. Jo, antras sapnas. Arklį jau priparkavau. Su arkliu pakalbavęs. Arklį priparkavau. Dovkės lovai arklys. Zasa, tai čia, ar Norbė yra, tai neaišku. Norbė nėra. Yra, matau. Yra Norbė? Yra. Yra Norbė? Yra. Taip, ein priekis, Zasa iš galo ein Norbė, narklė, 100%. Aš nematau. Yra, prisiekiu, yra. What the hell? Ai, ne, tai čia jų Norbė. Ne, yra Norbė. Kur arklys? Va, iš paskos ein su Norbė. Mes tiesiog buvom biški nuklydę. Mes jau galvom tų Rusijų. Aš biški nusprendžiau į kalną įkopti. Aš manau, kad rytoj bus smagu, kai visi gausim parklį. Ir visą dieną jos. Žinojau, kad nemirsi. 6 žmonės agridi 6 kryptim. Dabar aš pasibaidys.